Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Donausi vardu. Ir šį kartą, kaip matote, koks didžiulis gėris manęs laukia. Tai yra The Witcher Old World naujausias mano kolekcijos papildymas. Tokia didžiulė dėžė, kad reikės man ją dalimis rodyti. Pats nepledžinau. Čia jau kito žmogaus pledžintas žaidimas, kuris norėjo parduoti savo pležą po kelių žaidimų, nes nelabai tiko jo grupiai, bet man kaip deckbuilderių mėgėjai, manau, tai bus labai geras variantas. Šiaip ir per pačią kampaniją galvojau apie pledžinimą šito žaidimo, bet kažkaip taip dvejojau, daug kas iš pažįstamų pledžino ir panašiai, tai galvojau, gal nereikia, bet dabar turiu, kaip sakyti, galvojau ir atsirado. Tai jau viskas bus išimta, jau surūšiavau viską ir panašiai. Čia yra tas vadinamasis Big Boxinis editionas, kur viskas susideda į vieną didžiulį boksą, kuris kaip ir telpa į Kallaxą, bet nerekomenduoju. Tai aš laikau grinai ant savo Kallaxo viršaus ir pusę per pusę taip ir parodysiu šitą žaidimą. Ir čia apatinė dalis, kitaip tariant. Tai čia sudėjau iš karto visus rulebook'us, kurių yra tikrai daug, kiekvienam expansionui ir panašiai. Tai čia su visais stretch goalais ir taip toliau. Pilnas all-inas ir su coinais ir su playmetu. Playmetą turiu atskirai. Ir dar shaded versija, kaip galbūt jau matote. Pirmas boksas, tai čia stretch goalai visi, kiek aš pamenu. Tai toks labai smagus efektas, toks pat panašus efektas ir bus su Heroes'u board game'u, kur dabar kaip tik klausinasi Pledge Manageris. Tik tais ten yra smagu tuo, kad kiekvienas factions turi savo spalvą ir viskas atrodys daug geriau, čia kaip visi pilki, tai visi tokie tamsus ir yra. Tai čia tiesiog toks užpurškimas. Bet vis tiek labai gražiai atrodo, daug geriau negu tiesiog paprastas plastikas. Figūrėlių yra pačių įvairiausių, tai čia visokiausi monstrai, tai kaip tik keletą jų ir parodysiu. Tas shadinimas tikrai pakeičia viską, nes aš pats neįsivaizduoju, kad aš dažysiu ir ar jai dažysiu, nes atrodo tikrai gerai. Visi šitie grožiai. Grifonas, pavyzdžiui. Irgi labai smagiai. Pačių įvairiausių. Reikės pratintis, kaip viskas įsideda. Nesusirūšiuoti, ilgai užtruko, nes čia vienas iš tokių žaidimų, kur jeigu po žaidimo nesusidedi viską, tai paskui pasidaro problematiška. Kažkas tokio. Taip, šitas trolis savotiškas. Taip. Figūrėlės skalbtai tikrai gražus. Ir aišku viršelinis grožis. Tai yra tai, kas yra ant dėžės viršelio. Tai tokios monstrų figūrėlės. Toliau pačioje yra herojų bordai. Tai kaip čia yra linas, tai čia yra Witcheriai, čia yra magai. Tai trumpai parodysiu juos. Šiek tiek tos asimetrijos yra, bet ne per daugiausiai. Taip pat galima vardus išimti. Įsijama taip dabar. Įsijama, galima įsidėti kitus, pasidaryti savo įvairiai. Ir kiekvienas turi savo reprezentuojančią spalvą. Taip pat
Čia yra triple layeris, kiek aš suprantu. Nes čia dar galima kortas pakišti ir panašiai. Taip, magų yra mažiau negu vičerių. Kokie čia yra? Magai, aišku, skydų neturi tiek, kiek vičeriai ir jų kortelės. Bazinės kaladės yra šiek tiek kitokios, bet aišku, magai turi daug stipresnės atakas. Tai su jais iš esmės monstrus turėtų paprasčiau būti kilinti. Ai, va taip pat dar užmiršau pasakyti, kad yra deliuksiniai daisai. Iš tikrųjų pats net nežinau, kuriuos naudosiu. Čia yra deliuksiniai ir tuoj parodysiu nedeliuksinius. Gal net ir galvoju, gal net parduoti, nes jie yra netokie aiškus. Nors ir matosi, kad čia yra penketukas, bet ne visi tokie akivaizdus yra. Taip, o deliuksiniai tiesiog spalvos aiškios, viskas tai yra ir pagal spalvas galima atskirti ir pagal tai, kiek ko yra, tai paprasčiau. Kortelės kol kas taip susirūšiau, bet čia tiesiog, kad būtų atskiri tipai. Čia yra potions viena pusė, o kita yra monstrų kortelės. Įdomu tai, kad oponentas žaidžia monstrų korteles, kai ištraukia ir gali rinktis reidžinę paprastą ataką, tai irgi skirtingi efektai būtų. Tuo gal ir ypatingas žaidimas, kad dviese absoliučiai jokio downtime iš esmės nėra, ypač kai kovos vyksta, nes tas, kuris užpuola monstrą, kitas žaidėjas iš karto kontroliuoja monstrą ir žaidimas nesustoja vykti. Toliau čia yra mutagens. Ne, čia mutagens, o čia bombos. Jo. Bombos tai irgi stretch golai buvo. Čia mutagens. Irgi duodantis ekstra dalykus. Čia yra vičerio deko kortelės, kurias jūs tiek pirksite iš marketo, tiek patys turėsite bazinės. Tai čia yra advanced kortelės, nes jos turi tekstą. Dar visų simbolių nesidomėjau, bet irgi kiekvienas spalva turi savo tipą, ką jį daro ir panašiai. Tai va čia tokios yra special kortelės kiekvienam vičeriui ir magui ir panašiai. Tai jas va čia taip atskirai esu pasidėjęs, nors čia yra du pailai skirti monstrų kortelėms, nes jos tokios nestandartinio didesnio dydžio. Jų yra tikrai daug. O čia dar yra tokie iš, man atrodo, Monster Hunter expansion, jeigu aš neklystu. Čia su aprašymais ir panašiai. Tai va čia taip advanced monstrų kortelės sudėtos. Tai tokia yra bokso apačia. Pats žaidimas užtrunka ilgai, gal čia ir yra didžiausias minusas šito žaidimo. Realiai labai retais atvejais, kada trunka tik 2 valandas. Dažniausiai tarp 3-5 ypač žaidžiant daugiau žaidėjų. Tai kaip deck builderiai sakyčiau daug. Pačio kontento tikrai yra pilna, aš net neįsivaizduoju, kada viską išbandysiu, bet tikiuosi, kaip tik dar laukiu įmočių. Nors galiu naudoti Seven Wonderio, nes va čia irgi vienas iš tokių gal mini trūkumų, kad tos kortelės, iš kurių pildinatės deką savo ir panašiai, jos yra Seven Wonderių kortelių dydžio, nestandartinio dydžio, tai reikia specialių įmočių. Ir negalima pirkti per daug taurų įmočių, nes tada netelpa į insertą visą. Tai vat, toks 50-50 dalykas, bet aš puikiai suprantu, kad norint viskas talpinti tokią didžiulę dėžę, vat reikėjo įdomesnių sprendimų. Va čia yra planas, kaip susijungia abi dėžės. Yra toks viršus, kurį aš dabar esu nuėmęs. Taip, didžiulis žemėlapis, expansionas dar prideda priedą prie žemėlapio, tai dar atsiranda zona, kur jūs galite nuplaukti su laivais, kuriuos irgi parodysiu. Ir žaidžiant su magais, jie turi atskirą turgų, nes jie turi visiškai atskirą kaladę ir visiškai kitokias korteles. Tai čia
jų bordas. Taip, čia dar monstrų ir keli vičeriai. Taip, kokį čia parodžius, tai va galim Siri parodyti. Visai įdomus skulptas. Ir oranžinius dabar nebepamenu, bet irgi gerai padarytas, kokybiškas figūrėlės, kardai nesulinkę ir panašiai. Labai gražu. Taip, ką dar čia iš tų monstrų parodžius. Dar visai gerai, kada pačiai yra sunumeruoti. Tai galima lengviau surasti, kur kas dedasi. Taip, čia dar visai cool dalykas. Jo, tai skulptai tikrai awesome. O, va čia kažkas nebe taip tiesiai atrodo. Jo, šitas meletas. Kaip matote, kreivokas. Bet galima sufiksinti, bet man asmeniškai tai netrukdo. Bet visada su tokiom plonesniam dalim tai visko būna. Iš esmės. Tai va toks boksas. Čia jau yra dalis ir expansiono stuffo. Vat kokie grožiai. Tai va čia kaip expansionas prideda laivus, kaip sakiau. Tai va tai irgi labai gražus. Va čia įsideda vičerio ar mago miniatiūrą. Tai va labai gražiai viskas padaryta. Nu va dar galima šitą grožį parodyti. Ir va oriukas. Irgi gražus. Tai va tokie monstrai. Pats insertas Game 3 irgi visai praktiškas. Vat kas susijęs su visais Witcherio dalykais, tai tikrai labai viskas paprasta. O kaip tik dabar galime parodyti, yra viskas dviejose dėžėse, tai tik tais papildomi dalykai netelpa, nes šiaip core game yra 5 Witcheriai šitie ir Mago expansionas irgi prideda 5. Viskas yra parodyta su klano krestais, taip pavadinkim, ženklais, kam atstovauja mokyklomis ar akademijomis ar kaip ten pavadinus. Tai va čia visi magai. Jo, čia iš portalo išlendantis grožis. Nu, va čia su knyga. Jo, visi super gražus, detalus ir bazės irgi taip pat ir panašiai. Čia su kardu dar. Tai va, kubeliai visi, tokenai. Kas turi nedeliuksinę, tai va tokie tokenai reprezentuoja monstrus. Tai va toks magų boksas. O čia jau vičeriai bus. Pozos tikrai geros. O čia kardas irgi labai gerai pasidarė, čia irgi. Va čia labai gražiai. Jo, prie miniatiūrų iš esmės neprikipsi visiškai. Labai smagu, kad va tokie iš plastiko tokenai vietoj kartoninių yra. Taip. Tai va tokie vičeriai. Jo, ir čia dar vienas dalykas iš miniatiūrų, kas yra likęs. Tai čia Mounted Eodor atrodo, taip jis vadinasi. Tai čia tiem, kas followino nemokamai buvo, arba galėjo nusipirkti atskirai, tai super grožis iš tikrųjų. Tai va, ir čia yra
paprastos monstrų kortelės ir aš čia dar kažką sudėjęs, tai va toj galėsim pažiūrėti. Tai va taip atrodo supaprastintos monstrų kortelės. Ir čia yra rewardas, ką gaunate, kai nukilinate. Tai va tokios. Ir tai va čia yra reference kortelės. O čia trophies ir taip, jo, tai čia advanced monstrų kortelės, man atrodo, ar regular, va čia klausimas, dabar nepamenu. Ir trophies, taip, tokia, irgi nemažai žaidime. Patys visokiausi koinai, kurių nežinau, aš irgi galvoju, vat kam reikia, manau, Witcherio RPG dar net geriau tie tokenai atrodytų. Tai va čia, kaip minėjau, bordo extensionas, ateinantis su expansionu, tai va čia salos prisideda, dar vietos, kur korteles dėti. Ir vat pati apačia yra skirta kortelėms, tai dabar viskas, kai be įmočių, tai atrodo tos vietos daug, bet kai susidės viskas į įmotes, tai tikrai tas vietas pritrūks. Aišku, aš vat monetas išimsiu iš karto, tai va tokiam gražiam maišelį buvo ir čia yra metalinės monetos. Vat, irgi skamba gerai, atrodo gerai, tai vat tam reikia, tikrai galiu parduoti. Ar kas RPG žais, arba kad tiesiog nori turėti monetas metalinės, nes tikrai praverčia, aš tiesiog turiu iš kitų žaidimų, tai man tiek daug tų metalinių monetų nereikia. Vat ir čia, nežinau, šitas viduriukas kam yra skirtas. Tai vat didelis klausimas. Čia yra trofijas ir startinės kaladės, tai va taip atrodytų. Startinės. Ir va čia trofijas. Yra, ką gauna nugalėję šitą magą. Ir va čia kampe dar nepaminėjau, tai yra į kokias lokacijas galite eiti iš tos kortelės pagalba, nes čia taip pat kaip Brase reikia specifinių kortelių, kad judėti žemėlapyje. Tai va, to kortelės įvairiai gali duoti daugiau kortelių, daugiau gynybos, vaidinimo ir panašiai. Irgi variacijos daug. Kas dar čia? Čia questų kortelės. Lyg ir kažkas ten, man atrodo, grupiai minėjo Witcherio, kad dalis questų net neįvyksta žaidime ar kažkas tokio. Nu, aišku, aš neįsivaizduoju. Reikės pažaisti, pažiūrėti. Tai gal net sakyčiau geriau kokiam solo variantą eksplorinti. Taip, čia dar magų kortelių daugiau. Tai va irgi specialios simbolikos, va ką reikės pasiaiškinti ir panašiai. Apačioj čia kostas, man atrodo. Variacijos kiek daug žaidime. Taip, čia questai, man atrodo, iš expansiono, jeigu aš neklystu, ar iš core boxo. Vienas iš dviejų, nes čia yra taunai turi atskiras korteles ir panašiai. Čia dar Witcherio kaladai papildomos kortos, bet vat kortų artas yra superinis. Kai tokio dydžio kortą pasirinkta, tai full artas, jeigu ten nėra teksto, viskas super gražiai atrodo. Tas kombo aiškumas irgi pakankamai geras, kai išmoksti simbolius, tai tikrai neprikipsi. Taip, čia jau Witcherių kortelės bazinės su trophy kortelėm, tai irgi matote pagal tai, kokiai mokyklai priklauso. Čia sudėta. Ir va čia, tai va galima viršų irgi įsiaiškinti, bet šiaip kortelės galėtų būti dar labiau
rūšiuojamos, turiu omeny tai, kad jas sunku atskirti, kur yra kas iš expansiono, tikrai teko man pavargti, nes nėra nei expansiono simboliukų ir panašiai, tai susirūšiuoti žaidimą, ypač jeigu jis ten atvyksta sumaišytas iš kažko nusipirkus ar kažkaip, tai yra pakankamai problematiška. Tai kol dar įmautėse kortos nėra vietos, tikrai atrodo daug, dar žiūrėjau kaip tik video, tai su įmautėmis irgi visai gražiai viskas atrodė, viskas labai tight fit ir užsideda. Taip, čia iš taunų eventai kažkokie tais, jų daug įvairiausių, daug teksto. Tas gerai, kad niekas nesiskundžia vertimų, kiek girdėjau ir panašiai, tai irgi labai geras dalykas. Ai, va čia plaukiant, kaip tik atskiri questai yra ir atskiris eventai, ar kas čia įvyksta, tai vat irgi labai įdomu, nes kiek žinau, plaukti į salas apsimoka, bet vis kažkokie blogi dalykai gali įvykti. Toliau, kas čia dar, kokios kortelės, tai čia jo, kažkokie rewardai, eventai ir panašiai. Kortelės reference, kur yra kauliukai, tai čia dice pokeriui skirtos, tai priklausomai ką išidensite, tam tikri rezultatai duos tam tikrus atsakymus, tai irgi labai įdomus variantas žaidime. Tai aš kaip pats pokerio nežaidėjas, tai vat reikės pasiaiškinti, kas ką reiškia. Taip, ir matau čia dar monstrų kortelės specifinės iš greičiausiai Wild Hunt expansiono. Pilna įvairiausių kortelių, tai pačiu insertu tikrai džiaugiuosi. Ir aišku, kai be įmaučių dabar kortelės, tai šiek tiek sudėtingiau užsideda viršus, bet su įmautėm bus dar geriau. Tai iš esmės tokie komponentai. Dar matau, kad galėjo pačius insertus šiek tiek siauresnius padaryti, ar dėžę šiek tiek platesnė, nes šone jau matosi įėmimo žymės, kai pats insertas buvo dedamas į vidų ar išimamas ir panašiai. Tai toks gal mini trūkumas yra. O šiaip pačia kokybė tikrai esu patenkintas. Irgi žaidimo įvertinimai, kiek žiūrėjau, irgi yra labai geri. Kiek pamenu, lyg ir 8 vertina. Tai labai geras rezultatas. Ir kas dar svarbu, jokių kompleinų apie vertimą, kaip sakiau, nėra. Kas dažniausiai būna žaidimam iš lenkų kūrėjų, lenkų dizainerių. Tai labai super viskas. Tai toks mano unboxinimas ir tokie mano komentarai iš Witcher stalo žaidimo. Tikrai norėčiau išbandyti. Nežinau, gal pirmiau solo išbandysiu. Man atrodo, dar kažkoks yra net fan-maidinis geresnis variantas. Tai reikėtų gal tą pirmiau išbandyti, nežinau, bet kaip supratau, iš playerių counto pusės 2-3 yra idealiausias variantas ir daug kas rekomenduoja jau man atrodo, su Wild Hunt expansionu pradėti ar kažkas tokio, bet vis tiek pradžiai norėtųsi išmokti, kaip tos kortelės kombinuojasi ir panašiai. Tai va, o šiaip džiaugiuosi pirkiniu, dar net neišbandęs, bet jau iš karto galiu pasakyti, bent vien iš kolekcinės pusės tikrai verta. Ir žinau, kad ir visai core game pardavimai yra visai neblogi, tik visiems trūksta tų expansionų, nes kaip supratau, tie exclusive ar tie expansionai, kurie atėjo su pležais, kurių dabar nėra retail'e, yra tikrai vos ne must have'ai. Tai įdomu, nes aš irgi kaip žaisiu, tai tiek bandysiu pradžiai core, ar ten labiau į tą questo orientuotą ar co-opą variantą, gal ir toks variantas būtų su 2 Witcheriais. Reikės pasižiūrėti, kaip čia geriau išbandyti. Gal patys esat žaidę ir galėtumėt kažką rekomenduoti, arba net gal norėtumėt pamatyti gyvai, kaip aš išbandyčiau šį žaidimą, nes solo dar, man atrodo, iki 2 valandų galima tilpti, kas yra visai neblogai. Tai su Witcheriu tiek. Ačiū už dėmesį. Iki kito karto. Iki.